Sveikas, Petriuk. Nu, laukiai svečių? Praeikit. Kas čia laukia svečių? Kaip tai kas? Taigi tu, praeikit ten, sėskit ten. Apie ką norit pašnekėti? Labas, aš Vilius Tarasovas. Jau 17 metų esu scenoje. Bet žinokite, vis tiek visada jaudinuosi eidamas į sceną ir labai yra svarbu susitvarkyti su jauduliu ir kvėpuoti taisyklingai. Ir vėl tas pats. Petrai. Nes jeigu pradedi jaudintis, balsas pradeda užstriginėti ir drebėti. Lygiai taip pat man ir žmonai mums tai būna, ypatingai apie pirmą kūrinį. Taip vyksta, žinok. Merūnas išmokino labai gerą dalyką, kad nebesijaudinti ir valdyti balsą. Tai reikia 10 kartų giliai įkvėpti, iškvėpti. Atsipalaiduoti visiškai, tada tavo balsas plauks be jokių užstrigimų. Na, nebent tu ten pradėsi su judesiu iššokti, labai stipriai judėti, tada reikia papildomų kažkokių tai dalykų. Aš tikrai nešaukinėsiu, nedarysiu, aš nesiliukas, kad aš taip, žinai, elgčiausi. Man užtenka, aš dalyvavau konferencijose. Petriuk, tu neišsiplėsk. Matau, va, dama dar nori tau kažką tai pasakyti. Pradedantieji įsivaizduoja, kad aš čia padainuosiu. Be jokio vargo valandą, pusantros padainuosiu, vienu žodžiu. O jūs kas tokie esat ir dainuojat gal? Petriuk, tu nepertraukinėk damos. Čiagi Viliaus Tarasovo žmona, irgi dainininkė, kartu dainuoja. O jūs tęskit, gal papasakokit Petriukui, ką reikia žinot, ar daryt, kad daina taptų populiari. Reikia tik tiek, kad ją lengva būtų pakartoti ir padainuoti publikai. Tada jinai išeis į mases. Kuo daugiau žodžių dainuoja, tuo yra daina šūdas paskutinis. Petrai, tu vėl pertraukiniai? Populiariosios muzikos, tai sakau, toks labai paprastumas yra ir primityvumas melodikoje. Aš apie muziką suprantu. Nu. Tada viskas gerai, masės dainuoja, populiarumas. Dėkui, kad palaikot. Dar matau, Tarasovinės draugė nori tau kažką tai pasakyti. Tu jau ją pažįsti nuo vakar, čia ta pati mokytoja. Visuomet prieš pradedant dainuoti, nors ir mažą dainelę, reikia apšildyti balso aparatą. Balso aparato apšildymas vyksta mažų prasidainavimų, pradedant keliomis natomis, po to praplečiant natas, tarkim, labai toks lengvas prasdainavimas yra. Kur tai aš vis? Atsiprašau, kad taip. Nu, Petrai. Ką? Šūdama ką? Taigi tau patarimą duoda, kad prieš dainuojant prasidainuoti reikia. Aš visą laiką, aš žinai, kada turiu biskį laisvo laiko. Atsiprašau, kad pertraukėm jūs, tęskit toliau. Visiems linkiu dainuoti, gal ir nesimokytų dainuoti. Bet tiesiog dainuoti, nes dainuojantis žmogus yra gražesnis, o gyvenimas aplink yra linksmesnis. Gerai, dabar tu manęs negirdėsi, nes aš įkišiu Petriuk, ką tu įkiši? garso aparatūrą tokią, žinai, kad internete garsiau girdėtųsi. Va, matai kabelis ir matai va šitas. Nes ryškiau garsas girdisi. Ačiū Dievui, aš jau išsigandau. Nu, Petrai, kas čia dabar buvo? Tiek daug patarimų gavai ir va. Sumaišiau kurva dainos tekstą, palaukis. Tai čia nieko tokio, lengva pasiklyst, kai turi begalės dainų. Palangoj karštos pupytės, o mes taip lekiam greitai, nes gyvenimas tai gražus. Mes taip palangoj karštos pupytės, o mes taip lekiam greitai, nes gyvenimas tai gražus. Petrai, viskas labai gerai, net Tarasovas ploja rankom, sako, ugnis. Viskas gerai, sakau, bet jeigu kuo daugiau žodžių dainuoja, mano manymu yra šūdas. Yra nekokybiška daina ir muzikos tempras visiškai netoks gaunasi, supranti, reikia muzikos temprą, pagauti balsą. Petrai, tu nekreip dėmesio, kas ką sako, kuo mažiau žodžių, tuo geriau. Išvis sakau, gali tų žodžių net ir nebūtų. Pats perklausė savo muziką didesniu tempru ir tuo daugiau žodžių pamačiau, kad visiškai šūdas. Petrai, visiškai su tavim sutinku. O tai klausyk, pasinaudosi žmonių patarimais, paklausysi? Neklausyk, aš negaliu klausyti, aš turiu įsitikinimą, kad negaliu klausyti.